Prabėgus 1,5 metų nuo praeito vizito pas odontologę, nusprendžiau laisvesnių vasaros sezono metu apsilankyti pas odontologą, pasitikrinti esamą dantukų būklę, pasikalbėti dėl balinimo galimybių. Išsirinkti tikrai nelengva, pasiūla didžiulė, kiekviena klinika siūlo viena už kitą geresnės vertės pacientui, tačiau nerandu daug informacijos apie ankstesnių žmonių patirtis. Gavus kolegės rekomendacijų, užsukau pasidairyti po atsinaujinusios šypsenų alėjos puslapį ir viešoje erdvėje radusi nemažai gerų atsiliepimų apie klinikos gydytojus, nusprendžiau apsilankyti šypsenų alėjoje, kur ir kainos tikrai netokios išpūstos kaip daugelyje kitų. Keliaujam, pasižiūrėsime, kas manęs laukia. Atvykus į kliniką mane nustebino pasitikimas, kurio tikrai nesitikėjau. Mėly šuneliai, kurie visiškai pavogė mano dėmesį, o registratūroje sunku ir prisiminti savo vardą. Mane palydėjo gydytojos Algės Miliukienės kabinetą, kur manęs visų pirma laukia pažintis su gydytoja, ankstesnės sveikatos istorijos anamnezė, o tada buvau pakviesta ir apžiūrai. Po 30 minučių išsamaus vizito man buvo sudarytas gydymo planas, paaiškintos visos rizikos, eiga ir netgi tiksliai pateiktos procedūrų kainos. Nepamirškite reguliariai lankytis pas odontologą, o jei norite tikrai gero specialisto ir prieinamų kainų, rekomenduoju užsukti į šypsenų alėją.